Šiuolaikinis žmogus, gyvenantis pagal 21 taro arkaną pasaulį, jaučiasi taip, lyg gyventų ne vieną, o keletą gyvenimų vienu metu. Jis smalsus, atviras, mėgsta pažinti skirtingas kultūras, žmonės, daug veiklų. Jam aktualu mąstyti plačiai ir jaustis, kuris bebūtų pasaulio piliečiu. Psichologinė prasme tai žmonės turintys didžiulį potencialą ir jiem reikia didelės erdvės reikštis ir siauras kelias į juos labai dažnai slegia. O šešėlinė 21 energijos pusė yra ne apie trūkumą, o apie perteklių. Viskas įdomu, daug kas sekasi ir tuomet tampa sunku atsirinkti. Atsirasti gali toks paviršutiniškumo jausmas arba kad neišnaudoju savęs pilnai. Ir tokiam žmogui yra svarbu ne tiek plėstis, kiek integruoti ir suvokti, kad jo kažkoks pasirinkimas tai yra koncentracija. Klausimas, ne ką dar galėčiau veikti, bet kas iš viso to, ko yra labai daug, mane labiausiai įprasmina. Kas man padeda išlikti ramiam savo centre, išeiti iš vidinio nerimo ir jaustis pilnatviškai. Šią energiją geriausiai pažįsta žmonės, kurie yra gimę bet kurio mėnesio 21 dieną. Ar tai esi tu?